persikraustėt, žiūrinėjasi, Jo, pirkti kažką. labai tinkamas metas dabar kaip tik įsigyti būstą, kaip beskambėtų juokingai, bet žinai, kai daug visokių būtų pristatę dabar statytojai, tai ir pirkėjų mažai dėl pakilusio Euriboro, dauguma žmonių taupo, tai dabar toksai keistas periodas, kai nebereikia, kaip žinai, gal girdėjai, priėmė įstatymą, kitais metais negalės parduoti būto neįrengt, kaip anksčiau pardavinėt. Negirdėjau. Tai tipo, nuo kitų metų tas įsigalios, kad nebegalėsi pirkti. Ai, tą dalinės apdailos tipo negalėsi. Jo, aišku, ten, kiek aš supratau, tai ten apėjimo būdų yra, bet bent jau nebe iš brėžinio. Kai anksčiau būdavo dar prieš kokius turbūt kelis metus, kur tipo perka butą, žinai, rezervuoja ir tada paskambina tas agentas ir sako, kitas pasiūlė daugiau, o dar net nėra namo. tai toks, buvo keisti laikai. Tai, bet... Jo, šitas. Tai dabar panašu, kad to nebebus, bet jo, dabar gali naujai pastatytus namus, butus, apsižiūrėti, nes jų tiesiog yra laisvų visose rajonas. Tai dažnai pagalvoju dėl rajono, kad tipo, kol dar yra galimybė, norėtųsi gyventi arčiau centro, o paskui, žinai, visą laiką gali viską pakeisti ir tiesiog parduoti ir išvažiuoti į užmiestį ir nusipirkti 3 kartus didesnį namą, kad galėtum turėti milžinišką stalą ir sėdėti skirtingose galuose. Bet tas ir yra, visada, žinai, bent jau dar kol nežinau, tam tikras gal jaučiu amžius, vis atrodo, reikia arčiau centro, okei, aš gyvenu ganėtinai arti centro, tipo man iki katedros 20 minučių pešiom, bet aš ganėtinai greit vaikštau, tai, taip, žodžiu. Čia 20 minučių paprasto žmogaus ar tavo žingsnė? Mano žingsnė, tai, šiaip gali sakyti, pusvalandis jau tenais, jeigu dar su šviesoforais nepasiseka ir panašiai, ir jeigu taip, atsileidus eini. Tai, vis tiek ganėtinai arti, bet, kiek dažnai aš ten į tą centrą varau, jau, žinai, kažkaip jau nebe studentų laikai, tai aš kažkaip nevarau tenais labai daug, kad ten po barus ar kažkas, tai, varinėti. Tai atrodo nebe taip aktualu, bet, vis tiek faina. Ypač jeigu nori ten vakare, gali nueiti pasivaikščioti, žinai, po centrą ir ten senamiestį ir taip toliau. Nežinau, man tai visai Vilnius gražus miestas, tai visai tas faina. Vien tas, žinai, turėti galimybę. Būtent. Ir, žinai, tą kartą, kai išeini, kai kokio kolegos išleistuvėse, ten, pavyzdžiui, visi buvom, štai tie kolegos, kur gyvena užmiestį, žinai, matai, kaip vargšai sirpčia savo nealkoholinį alų ir, žinai, vien dėl to, kad, žinai, įsikviesti taksį, ten 30 eurų kainuoja ar panašiai. Ir tada tada tu teoriškai turi galimybę, bet visą laiką fiziškai galvoji, ar mano dabar išėjimas į miestą yra vertas papildomų 50 eurų ten ar panašiai, žinai. Tai gaunasi toks, tada permąstai ir galvoji, tai nevarys. O čia... Pasidėsiu namie. Jo, o čia, jeigu, žinai, turi galimybę, jeigu galų gale, draugų, kokių gimtadienis ar dar kažkas, visą laiką vis tiek per metus tų progų visiems atsiranda, net ir ne studentavimo laikais. Ir tada, kai tu gali tiesiog pareiti namo pėstute, tai... Jo, tas tai labai faina. Man irgi patinka. Tai va. Tai kiek suprantam, gyvensi ne taip toli nuo centro. Jo, tai būtent. Ir kad čia tokia graži įžanga buvo epizodą apie pinigus. Tai tęsim toliau apie pinigus. Jo, tęsim apie pinigus. Šiaip keista, kad prie šitos temos priėjom tik tai 7 epizode. Atrodė, kad pačią pirmą dieną, kai pradėjom galvoti temas, tai tikrai užsirašėm, bet taip natūraliai turbūt nebuvo pati įdomiausia tema, o tema yra Power BI ir Power arba, sakykime, tai Power platformos licenzijavimas, tai yra visų produktų licenzijavimas. Yeah. O kodėl tos temos nepriėjom, tai vienas turbūt iš priežasčių, jeigu sutiksi, tai kad neparduodamės licenziją. Ir visą laiką, kai klientas prašo pakonsultuoti, taip, kartais konsultuojam, bet esmė, kai mūsų įmonė, kur mes dirbam, net neparduoda licenzijos, tai tas konsultavimas yra toks on your own risk. Tai yra, kad tu, ta prasme, konsultuoji, bet tuo pačiu rizikuoji, kad prikalbėsi nesąmonių. Tai... Jo, bet vis tiek mes, pavyzdžiui, ką galim pasakyti, jeigu tu nori padaryti šitą, tau reikia tokios licencijos. Taip. Arba, tarkim,
Ne, tau nereikia ten kažko tokio. Nes, pavyzdžiui, mano, srityje, tai yra labai daug dalykų, kur, gerai, labai daug žmonių, kurie nežino, pavyzdžiui, apie premiumą ir jie, nesupranta, kas tas yra, nes tai yra visiškai kitas licenzijavimo dalykas negu visa kita, kas yra. Ir jie to nesupranta ir sako, tai ai, davai, paimam premiumą ir tada sužino kokią kainą, tada sužino, kad, pavyzdžiui, jiem gal iš vis net nereikia ir panašiai, nes labai daug ką tu gali pasidaryti darant optimizacijas ir tiek, žinai, ir tau tada nereikės premiumo. Tai tiesiog vien, apšviesti, kada tau reikia, kada tau nereikia, jeigu Bet tai čia reikia. skamba kaip tobulas klientas, kur, ai, nesvarbu, perkam. Visą Ne, laiką. tai čia, žinai, kol nežino kainos, tol Ai, yra nu. perkam. Ir kol nežino, ką tas reiškia. O kai sužino, tai tada Tada, ai, gal tik to. Gerai, čia šiaip labai priklauso nuo kliento ir jo dydžio. Nes, pavyzdžiui, didelės įmonės, tai vienaip šneka, mažos kitaip. Ir dar aišku, ar tai yra lietuviška įmonė ar nelietuviška. jo, čia Nes su tiesa. lietuviškų įmonių mentalitetu, tai man atrodo, bet ką darant, nežinau, kodėl vis dar tas yra, kad, tipo, kuo tik pigiau ir kuo nežinau, kuo daugiau apėjimų sugalvoti, kad, žinai, padaryti tą patį, bet davai apeinam viską, kad nereiktų kažko nusipirkti papildomą. Jo, tiesa. Nors turiu apginti, kad valstybiniam sektoriu, kabutėse apginti, nebūtinai. Tai yra klausimas, šiaip licenzijas įsigyja dažniausiai, nes governments planai yra su kitokia kainodara Microsoft'o. Tai bent jau valstybiniam sektoriui, kai tekdavo daryti dalykų, tai jo, nebūdavo tokių problemų. Tai aš gal pradėsiu nuo pagrindinio įrankio Power Apps'o, apie kurį dažniausiai ir šneku. Pagrindinio. Jo, bet Tai pasakyk, žinai, platformai visoje. Čia yra, beje, pats geriausias pats įrankis. nuostabiausias įrankis. Pagrindinis įrankis. Naudokit tik jį. Jo. Gerai. Jo, tai iš esmės dažniausiai, va čia kai per kalbėjom apie duomenų šaltinius, tai viskas atsiremia iš esmės Power Apps'uose į konektorių. Ir galiu to pačiu šiaip apibendrinti ir Power Automate, nes kaip ir minėjau, dažniausiai kartu vis tiek skaičiuojam ir galvojam. Tai su Power Apps'ais labai paprasta yra iš tos pusės, kad kadaise būdavo daugiau ir daugiau tų konektorių, kurie būdavo free. Ką reiškia konektorius? Tai Power Apps'am, tai yra duomenų kažkoks šaltinis arba kažkokio specifinio veiksmo įtraukimas, jeigu iš Power Automate. Tai yra Power Automate, pavyzdžiui, labai gerai tu galėjai tiesiog atsidaryti ir yra tie skiltis ir yra premium konektoriai ir tie built-in konektoriai. Ir tiesiog tu pasirink ir tai kaip pavyzdys, įsivaizduokim, tu nori paimti ir Word formą užpildyti. Šiaip dažnas su dokumentų generavimu susijusi užduotis. Turi kažkokius tai duomenis, kažką suveda, reikia užpildyti formą. Ar ne? Tai yra nemokama versija, Microsoft Office Populate Word Form, ir yra trečiųjų šalių sukurtų. Ir žinai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, būna kartais į formą nori įdėti kokį nors rich tekstą, su ten paboldintą, su spalvom, dar kažką. Standartinis nemokamas nepalaiko. Reiškia konvertuoti paprastą tekstą. O jau trečiųjų šalių sukurtas produktas jau palaiko. Tai jeigu tu įdėdi tik tai tą trečiųjų šalių produktą, tai čia atsiranda du niuansai. Vienas yra, kad tu už tą trečiųjų šalių produktą moki ir tau jau tada reikia licenzijos, nes tu naudoji premium konektorių. Ir lygiai tas pats gaunasi Power Apps'e. Nemokamas konektorius ir nemokamas šaltinis būtų, pavyzdžiui, Excel'į įdėti, jeigu kažkokių statiškų duomenų reikia įsidėti. Gali kažkokį JSON failą įsidėti ir gali prisijungti prie SharePoint. Ir kodėl aš pastaruosius 1,5 metų gaunasi, kad visą laiką praktiškai dirbu su SharePoint'u, būtent dėl tos ir priežasties, kad jam nereikia papildomas licencijas. Tai reiškia, kad galutiniam vartotojui, kuris atsidaro, jam nereikia, jis turi Power Platform Office 365 arba Power Apps Office 365 licencija, kuri yra įtraukta į visus Microsoft 365 planus ir tiesiog papildomas licencijas nereikia. Rinkėsi SharePoint'ą, papildomas licencijas nereikia.
Ir dažniausiai ties čia diskusija baigėsi. Nors ir dirbu su Heinekenu pasauliniu brandu, bet ties čia ir baigėsi. Nors pradeda tai po truputį keistis ir karts nuo karto vat, mes dabar įtraukiam ten su Dynamics'ais. Bet Dynamics 365 nėra SharePoint'as ir iš karto reikia premium licenzijos. Tai tokiu būdu maždaug dėliojasi pačiuose Power Apps'uose, kada reikia. Tai labai paprastai iš tos pusės, kad beveik visada, išskyrus, kai naudoji SharePoint. Yra dar galimybė tas Dataverse for Teams, tai jo licenzijavimas yra toks, kad vėl jis įeina į Microsoft 365 planus, nieko pirk papildomai nereikia, kurtis gali, tiesiog yra riba, kiek tu gali susikurti tų aplinkų, environmentų, kuriuose gali tas aplikacijas sukurti. Tai tą galite pastikrinti pagal kiekį tiesiog. Ir viskas. Ir visais kitais atvejais iš esmės, kai reikia tiesiog prisijungti prie kažkokio tai duomenų šaltinio, tai reikia licenzijos. Tai kokios tos licenzijos yra galimos mokamos licenzijos, nes kaip minėjau, ar ne, tas Microsoft 365 suteikia Power Apps licenciją, Dynamics 365 irgi suteikia Power Apps licenciją kaip papildomą. Tai čia jeigu turit ir naudojate tą produktą, tai iš esmės galite irgi susikurti Power Apps aplikacijas. Tai yra 3 planai. Power Apps per user, Power Apps per app ir Power Apps Pay as you go. Tai paprasčiausias Pay as you go būtų, kad yra tiesiog apmokestinama pagal sesijas. Tai labai panašiai kaip visi Microsoft Azure resursai. Power Apps per user šiek tiek brangesnė licenzija, tai čia būtų kažkas labai turbūt panašaus kaip Power BI Premium, tai tiesiog licenzija, kurią mes priskiriam vartotojui ir tas vartotojas gali neribotą kiekį aplikacijų su Premium konektoriais atsidarinėti ir naudotis. Tos aplikacijos gali naudoti ir Power Automate'us su Premium konektorium, su sąlyga, kad tas Power Automate'as yra susijęs su ta aplikacija. Čia taip užsukta, bet esmė tokia, kad dėl to, kad Power Automate'as turi savo atskirus planus, jeigu tau reikia tik Power Automate'o, tai nereikia būtinai pirkti Power Apps licenzijas, bet dėl to sakau, kad jeigu turiu aš jau Power Apps Premium tą licenziją per user, tai nereikia dar papildomai pirkti Power Automate, jeigu mano Power Automate nėra, tai nežinau, daro kažką nesusijusio su aplikacija. Tai gali užtekti tos Power, čia, kad paprominti, kad tos Power Apps per user licenzijas kartais gali apsimokėti iš tos pusės, kad daugiau tiesiog galima procesą automatizuoti. Ir Power Apps per app licenzija, tai iš esmės tą ir sako, kad jinai licenzijuoja aplikacijas. Tai licenzija nėra priskiriama nei appsui iš tikrųjų, nei vartotojai. Nors jinai yra Power Apps per app per user pavadinime, bet jinai nėra, techniškai jinai nėra priskiriama nei vartotojai, nei aplikacijai. Tai labai dar kartą pabrėšiu geras namingas, kad Power Apps per app per user. Nes ją iš tikrųjų priskiria aplinkai. Aš norėjau sakyti, kad tikriausiai tada environmentas. Taip, jinai yra environmentų ir tada jie priskiria, tada tame environmente esančiai aplikacijai sakai, kad ji naudos arba Pay as you go, arba tiesiog Power Apps Premium licencija, arba Power Apps per app licencija, tai tu pasirinki tiesiog pačią aplikaciją, šita naudos Power Apps per app ir tada, kai vartotojai atsidarys, jiem nereikia turėti licenzijos, tiesiog turi užtekti licenzijų priskirtų environment. Dabar aš nebežinau, ar pakeitė ar nepakeitė, anksčiau būdavo, kad viena licenzija suteikia 2 sesijas, taip, tarkim, įsivaizduokim, turim 50 licenzijų, tai reiškia vienu metu nedaugiau 100 aktyvių aplikacijų atidarytų tuo metu, kurios naudoja Premium kažkokios tai features. Atidarytų, tai turiu omeny, kad Aktyvių žmogus sesijų. kažkuris editina, dirba, kuria kažką tokio daro. Ne tai, kad ne pačią aplikaciją redaguoja, čia jo, labai geras dalykas, nepaminėjau pačio pradžiai, kad kuriem iš vis jokios licencijos nereikia. Tol, kol tu tik tai kuri, bet nieko netestuoji, tai tu gali visus premium konektorius dėti viską. Viskas veiks pas tave kuo puikiausiai. Tik tai tada, tau vienam į pietų, kai papublishins aplikaciją ir norės atsidaryti, pasižiūrėti, kaip vartotojas matys, tada ir bus momentas, kada jis sakys, tam, kad ši aplikacija veiktų, reikia licenzijos ir sakys,
kur tavo licenzija. Bet kur iš principo nereikia. Tai ten tas, kur sakė atidarytas, tai jis yra, kai kažkas atidarė tą pačią aplikaciją ir žiūri jau Taip, kaip, nu... taip. Tai įsivaizduokime, mes turim environmentą, kuriam turim 5 kokios ten, tarkim, arba, nu gerai, paimkim 2 premium šitas 2 premium aplikacijas ir tada turim kažkokį skaičių tų licenzijų priskirtą ir tada kiekvieną kartą, kai kažkas atsidaro vieną iš tų 2 aplikacijų, tai sumažėja skaičius. Ir tada, kai atsidarys ten, pavyzdžiui, jeigu turim 50, įsivaizduokim, tai 51 vartotojas, kai atsidarys, tai tada jam tiesiog išmes pranešimą, kad nėra dabar laisvų licenzijų šiuo momentu. Kas, sakyčiau, visai patrauklus, nes pakankamai nebrangus tas planas yra. Priklausom, aišku, nuo jūsų licenzijų tiekėjos, bet galit pasidomėti. Bet šiaip iš principo, sakyčiau, toks gan populiarus, nes jeigu nedaug tų aplikacijų, kurios iš tikrųjų naudoja premium. Nes ten, aš sakau, bijau pameluot, man atrodo, kad riba yra 2. Nebent sumažino iki 1, bet lyg tai būdavo, kad 2 leidžia aplikacijas taip licenzijuoti aplinkoje. Tai va, tai planai yra tokie, jeigu kartais kyla klausimas ir pasimeta tarp tų deimančiukų ženkliukų, kuris čia premium ar nepremium ir va, turit aplikaciją, sukūrėt jau, išsaugojot ir nebesusigaudot, ar jinai vis dėlto premium ar nepremium, tai tiesiog per make.powerapps toj pačiam puslapį, kur mes visą tą redagavimą, kūrimą aplikacijų darom, galime ant tos aplikacijos, kurią jūs čia galvoja dabar jau duot vartotojim, paspaus 3 taškus, paspaus details ir ten bus atskirai parašyta licensing ir bus parašyta free, tai reiškia, kad viskas gerai. Tai jeigu jau ten bus parašyta premium, tai reiškia, kad tas vartotojai, kai duos kitam atsidarinėti, jam iškart mes, kad turėtų licenciją. Ir yra tokių buvę nesmagių atvejų, kai, nu, ta prasme, nenorėdami žmonės išpublishina ir tada visi kiti jiem išmeta, sako, nusipirk licenciją, jie pradeda spaudinėti, aišku, nusipirk negali, nu, toksai labai konfuzas ir tada galiausiai žmonės sako, tai man neveikia, tai va, galit visą laiką prieš pirmą paleidimą tą vartotojim pasitikrinti, ar tikrai netyčia neįdėjot ko nors, kas reikalauja premium licenzijas. Ok. O tada, pavyzdžiui, jeigu nori pasidalinti savo aplikaciją ten, nežinau, su 1000, 10 000 žmonių ir panašiai. Nu, tarkim, tu esi didelė įmonė, kuri turi daug darbuotojų ir nori, kad visi galėtų naudotis. Nu, ir ten, tarkim, sakau, ten 1000 žmonių, tai tada kokią, pavyzdžiui, siūlai naudoti licenciją. Tai ir tarkim, nenaudoji kažkokio tai kas yra premiumo konektoriaus. Kas yra savotiškai pliusas, gal sakyčiau, Power Apps'uose ir Power Automate, kad Power Apps'uose. Kad Power Apps'uose kaip ir nėra to apribojimo tokio. Ta prasme, kad jeigu aš susikūriau SharePoint'e ir ten kažkokia tai, nu, vat kolegė buvo kaip tik irgi iš realus atvejis ir buvo, kad 20 000 žmonių dalinasi aplikaciją. Sakė, šiek tiek rankelė net drebėjo, kai reikėjo paspausti share, bet tai normalu. Tai jo, tai taip ir buvo, kad licenzijos nebuvo ant tos aplikacijos. Net ir tokiam dideliam kiekiui žmonių vartotojų nebuvo ir kaip ir nekilo jokių problemų, nes ten nebuvo didelių duomenų srautų, ten vos ne informaciją kažkokią pasižiūrėti ir kažką suvesti iš SharePoint'ą, išsaugoti. Ir kaip ir viskas gerai. Nu, jo, taip įdomiai gaunasi, bet jeigu ten būtų buvę prijungtas koks Dataversas, tai jau viskas, čia jau būtų premium. Nors ir 5 žmonės naudosis ir kurs ten 10 įrašų per metus, jeigu jau Dataversas, jau premium. Jeigu SharePoint'as, nors ir 1000 įrašų, viskas gerai, tada gali būti. Tai Power Automate'as turi kvotą ir turi apribojimą. Tai šitą, jeigu jau ten planuojat kažkokį tai daryti kosminį laivą SharePoint'e, kur ten 1000 įrašų reiks paskui kreiptis, ten archyvuoti ir panašiai, tai nepamirškit, kad Power Automate'as turi kvotą, kuri yra bendra per visas tenanto licencijas, kaip ir dauguma Microsoft'o produktų, pavyzdžiui, SharePoint'as irgi taip pat skaičiuoja savo capacity. Kiek tu turėtų Microsoft 365 licenzijų, toks ir bus tavo capacity. 1 terabaitas plus ten skaičiuoja. Tai čia irgi bus ten, man atrodo, per vieną vartotoją, ten 2000 ir kažkas tokio. Tai jeigu labai jau didelį Power Automate darysit ant SharePoint'o su daug veiksmų, tai jo, reiktų pasižiūrėti, ar užteks kvotos vien dėl to, kad... Bet
su Power Automate yra paprasčiau, nes jis nėra skirtas vartotojui. Tai yra, kad galima tą Power Automate tiesiog sukurti kaip nepriklausomą Power Automate ir tada tam, kuriam tas Power Automate vartotojui priklauso, jam priskirti vieną licenciją ir tada tas Power Automate savo kažkur background'e visą laiką ranins kaip tas procesas. Na, tai patogu. Nes su Power BI biškai kitaip yra. Tai dėl to ir klausiu, žinai, toksai, nes Power BI yra svarbu, kiek, paskutiniai tie jau vartotojai, jau tie ataskaitų, tai vat pagal tai ganėtinai skirstosi dalykai. Tai yra, kad kiek bus galutinių vartotojų, kurie atsidarinės ataskaitą? Grinai skaičių iš tų žmonių? Ir kiek, ir tada ar tas vartotojas turi licenciją ar neturi licenzijos ir panašiai. Nu, ten, taip sakant, svarbu yra ir tas žmogus, kuris kuria, ir tas žmogus, kuris vartoja. Nu, tiksliau, žmonės ir panašiai. Abu skaičiai yra svarbus. Tai va. O šiaip tu jau kaip ir viskas. Gali pratęsti su Power BI. Nes galvoju, kad žinai, Ne, viskas gerai. Tai, nes vat Power BI, dėl ko, vat sakau, yra svarbu tie žmonės, tiek vartotojai, tiek kūrėjai, nes yra irgi tenais variantų žodžių. Pradžią gal išvardinsiu, kokios yra licenzijos ir tada bus paprasčiau. Nu, tai pati pirma yra tiesiog be pinigų, be jokių, žinai, free licenzija, kur nereikia mokėti nieko. Bet tada reiškia, kad tu susikuri kažką tik tai savo ir tu turi tiesiog Power BI failiuką, kurį vos ne kaip Excelio failą gali siuntinėti kažkam ir viskas. Jeigu tu tik jau nori publishinti į Power BI service, tai reiškia powerbi.com, kad galėtų kažkas atsidaryti, tau jau reikia pro licenzijos. Ir pro licenzija tai čia jau yra pati mažiausia, ką tu gali gauti ir pati pigiausia. Tai aš irgi įdėsiu nešnekėsiu apie pačias kainas, bet įdėsiu nuorodas, kur galit pasižiūrėti, nes visų pirma... Tai čia vis tiek kainos orientacinės. Ir priklauso iš kur jūs perkat ir kiek perkat ir taip toliau, kokius dar kitus Microsoft'o produktus turit ir panašiai. Nu tai žodžiu, tai va, tai jeigu tu nori kurti ir jau kažkam pašėrinti, tavo būtinai reikės pro. Dabar tie, kur sakiau, yra svarbu ir žmonės, kurie žiūri, tai tie žmonės, kurie žiūri tavo ataskaitas, jie irgi turi turėti bent pro licenciją. Ir ta pro licencija, ji kainuoja tam tikrą sumą vienam useriui kiekvieną mėnesį. Reiškia, kiekvieną mėnesį tu kažkiek moki ir už kiekvieną userį. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš turiu kažkokią licenciją, pas mane bus žiūrovas kažkuris, dažniausiai, pavyzdžiui, gal paprasčiausia būtų įsivaizduoti, kad irgi tu esi savo įmoniai, kuri kažkokias ataskaitas ten skirtingiam verslam, ten skirtingiam skyriam ir tada reiškia, kad tavo įmonė turi nupirkti tiek kūrėjui Power BI ataskaitų licenciją, tiek žiūrėtojam, vartotojam tos ataskaitos. Tai reiškia, jau jie moka už kiekvieną tą žmogų. Tada yra jau kitas tieras, galima sakyti, tai jau būtų premium dalykai. Tai premium dalykai, jie priklauso nuo to, net ne nuo kokio, pavyzdžiui, konektoriaus, nes mes irgi turim konektorius, kur gali skirtingus duomenų šaltinius prijungti, bet jie nėra kažkokie klasifikuojami premium, ne premium, jie tiesiog yra arba jų nėra, taip sakant, arba gali prijungti kažką, arba turi ieškoti apėjimo kažkokią. Tai iš esmės skirtumo visiškai jokių. Jeigu Power BI Pro vartotojas esi, arba kuriejas, tai jokio skirtumo, ar tu imsi duomenis iš SharePoint'o, iš Dataverse'o, iš SQL'o. Jokio. Ja, visiškai. Tai va, tie konektoriai visiškai neįtakoja kainodaros ir licenzijų. Tai gaunasi, kad jeigu tu nori tam tikrų features'ų, kur Pro neturi, tada tau reikia premiumo. Ir premiumų yra keletą rūšių ir dar priklauso nuo features'ų ten visko irgi. Tai aš nurodysiu gal
vėlgi, kur galima pasižiūrėti lentelę, kas tenais įeina, neįeina. Nes, pavyzdžiui, vienas iš tokių populiariausių featuresų yra, kad tu, pavyzdžiui, nori dalintis savo ataskaitą su žmonėmis, kurie neturi licenzijos. Tai čia jau galim įsivaizduoti, kad tu jau kuri, pavyzdžiui, kažkokią ataskaitą, kurią tu dėsi, tarkim, į savo puslapį. Nu, ten Lietuvoje, ten, tarkim, galime įsivaizduoti, koks ESO norėtų padaryti kažkokią ataskaitą, kurią viešai publikuoja savo puslapį ir kad galėtų visi matyti, ne? Arba, tarkim, visi ESO žmonės, ne? Nu, kaip čia. Tarp kitko, prisiminiau su Embedded gerą pavyzdį, kur kolega darė, buvęs kolega iš Mako. Tai buvo projektas, kuriame savivaldybių progresyvumo duomenys gal buvo. Tai ten buvo ant Power BI'aus padarytas Lietuvos žemėlapis, tada paspaudė ir ta savivaldybė, kiek ten inovacijų padarė, kiek projektų ir panašiai. Neatsimenu, kas tai buvo, sakos faktas, kad kažkokia valstybinė įmonė, bet tai buvo jo būtent su to Power BI. Tai Kaip jis vadinasi, Power BI Embedded, ne? Nu, embedded tai čia tiesiog yra būdas, kaip tu embedini Power BI'aus ataskaitą. Bet vis tiek tai turi būti su jau premium capacity vadinamu. Okay. Nu kaip čia, angliškai tai yra backed up by premium capacity, tai čia nežinau, lietuviškai būtų... Sponsorių. Ja, toksai keistai verstusi, jo. Kad, nu, žodžiu, vos ne, kad backend'e gali sakyti, žinai, background'e kažkur, nu, žodžiu, be angliškų žodžių neapsieisiu. Turi būti premium capacities. Tų premium capacity yra rūšių, bet aš šitą gal jau neįeisiu. Vienas iš jų irgi beje vadinasi embedded, kur irgi gali vadinti, bet vis tiek tai yra vienas iš premium variantų. Tai aš tiesiog dabar bendrai vadinsiu premium, nes yra premium embedded, tada yra premium A-SKU dalykai, kur reiškia, kad tu per ežerą perki capacity ir tada gali mokėti, nu, tipo, tada tą capacity gali paleisti ir sustabdyti, kada nori. Ir reiškia, kad tik tuo metu, kai tu paleisti, galėsi naudotis tais featuresais. Jeigu jau sustabdai, jau viskas, jau nebegali naudotis ir panašiai, nu, bet tada mokėtų tik už laiką. Nu, ir tada yra tiesiog premium P-SKU vadinasi, arba tada dar naujas fabriko atsirado ir F-SKU. Ten žodžiu. Tai, o tie SKU tai tiesiog nurodo, koks yra capacity, tai kiek tu gauni gigabaitų dažniausiai, ten irgi, aišku, nesivadina F capacity, galvoju, gal ir vadinasi pagal kažkokius tos gigabaitus, kiek tu resursų gauni, o Power BI dažniausiai resursas tai yra tie memory resursai, šitie, nu čia kaip kompiuteris, žinai, būtų ramai, sakykime, gigabaitais, taip vat, Power BI yra memory gigabaitai. Nu, tai realiai beveik tas pats, žinai. Tai va, tai pavyzdžiui vadinasi P1, bet tai nereiškia, kad tu gauni 1 gigabaitą. Ten jis gauni tam tikrą skaičių ir ten vėlgi yra lentelė ir visi pavadinimai. Čia primena Azure šitą paskirstimą resursų, kaip perki arba nuomojasi, reikėtų turbūt sakyti teisingai, kažkokias tai virtualias mašinas. Tai gerai, o tai pavyzdžiui įsivaizduokim tą tai gerai, tai aš grįšiu gal prie pavyzdį. Mano to pavyzdžio, jo, kad turi, embedintą, kažkokį ir tu nori... Tai aš turiu, pavyzdžiui, ESO, aš esu ar ne, tai pas mane viduj kažkas sukūrė ataskaitą ir aš noriu ją viešai pateikti. Jo. Toks pavyzdys. Nu, arba viešai, arba tu gali, kad ir ne viešai, bet, nu, taip sakant, vartotojams, kurie neturi licenzijos ir kurie norėtų, pavyzdžiui, tiesiog atsidaryti tavo tą ataskaitą ir pasižiūrėti ir jie nenori gal net prisijunginėti ir panašiai. Tiesiog pažiūrėti duomenis. Taip. Kad tu tiesiog nori pažiūrėti duomenis, kaip jie atrodo, galbūt tu ir ten interaktinsi kažkiek, galbūt ten bus ir Power Apps'as įdėtas, kur galėsi kažką įvesti ir panašiai. Nu, realiai, nesvarbu kokia tai yra ataskaita, yra svarbu tai, kad tu sukūrei, kažkur publikavai, nesvarbu ar tai yra viešoji erdvėje, ne viešoji, bet yra daug vartotojų arba, nu, nesvarbu, kažkoks skaičius vartotojų, kurie tiesiog neturi licenzijos Power BI'aus jokio. Ir galimai net neturi jokio Microsoft accounto nieko. Jo.
Nu tai tada, jeigu tu nori va tokio varianto, tu būtinai turi turėti premiumą. Ir koks yra premiumo dar skirtumas nuo visų kitų Premiumą, tai licencijų. tu turi mini Power BI Premium Power BI Premium, per bet jų. kokį. Tiesiog bendrai dabar kol kas Premium, kad sakau, tada jau skaidysiu vėliau, dabar bendrai. Tai va, tau reikia turėti Premiumą ir tas Premiumas, jis yra, kaip sakiau, tu moki už capacity, tai realiai už tos gigabaitus, kokius tu gali naudoti, tai tavo ataskaitos, kiek memory gali naudoti. Ir tas yra priskiriama tam tikram workspace'ui, tai čia panašiai pas tave, kaip Power Apps'uose priskiriama environment'ui. Tai vat ir čia. Nes visos kitos, ta free arba pro licenzija, tai jos yra useriui priskiriamas. Grinai reiškia, pavyzdžiui, prie mano emailo yra priskiriama licenzija. Premiumas nėra priskiriamas prie jokio emailo, jis yra priskiriamas prie workspace'o. Aš tik tai dar kartą papibendrinsiu, nes aš irgi painės kaip ir ta vietoj. Power BI Pro ir Power BI Premium yra skirtingas dalykas negu premiumas, apie kurį tu dabar kalbė. Teisingai, čia nėra Power BI Premium, kurį priskiri vartotojui. Čia yra Power BI Premium, kuris skaidosi tas dalis ir tu jam priskiri dėl capacity. Tiesiog tu Power BI Premium negali priskirti vartotojui. Tokio kaip Premium per, arba reiktų sakyti Premium per capacity. Premium per capacity. Nes yra dar kitas dalykas, kurio aš dar nepaminėjau, tai yra Premium per user, kur ten vėlgi yra licenzija. Bet čia ta, kur labai brangi, ar ne? Power BI per user, nes aš... Ne, Power BI Premium per user tai yra pigesnė. Negu Premium per capacity? Žymiai. Nes tai vis tiek vėl moki tam tikrą sumą. Nu, tarkim, gerai, sakiau, nešnekėsim apie sumas, bet bus paprasčiau gal. Yeah. Pro, tarkim, dabar pasižiūrėjau, atidariau, vėlgi priklauso tenais nuo daug dalykų. Tai dabar, kur aš pasižiūrėjau, tai buvo Pro, kur tu, sakau, priskiri žmogui, moki kiekvieną mėnesį, ji kainuoja $10 per mėnesį vienam useriui. Tada Premium per user, vėlgi, yra vienam useriui per mėnesį, ji yra $20. Tiesiog dvigubai brangesnė. Ir dabar kame yra esmė, tai čia yra toksai padarytas dalykas, kad tu galėtum, padaryta licenzija, kad tu galėtum tam tikrus naudoti premium featuresus, įskyrus tą, apie kurį aš dabar šnekėjau, kad dalinimasi su tais, kurie neturi capacity ir šiaip ten tam tikrų yra apribojimų, bet yra tam tikrų dalykų, kur tu gali naudoti. Pavyzdžiui, aš kur turėjau lentelę, dabar galvoju, ar čia bus premium per user uždėta, nes man atrodo, tai net nėra. Nes į tokia, žodžiu, mistiškiausia licenzija, kur normaliai, pavyzdžiui, netgi grinai, sakau, nuėjau Microsoft'o puslapį, yra parašyta, ką tu gali gauti, jeigu yra free accountas, ką tu gali kaip pro, ką tu gali, yra per user, Tai pavyzdžiui, ką tu gali padaryti, kad tu reiškia gali publishinti, bet čia ir taip gali su pro, gali publishinti ataskaitas. Tada yra toks dalykas kaip, bet vėlgi, aš jeigu vartoju tam tikrus featuresus, tada atrodo, kad aš turėčiau apibūdinti, ką tai daro, bet šį kartą gal trumpumo dėlį aš to nedarysiu. Tai pavyzdžiui, yra, jeigu nori naudoti tam tikrus data flowsus, data martus, tada yra XML endpoint dalykas, tai tada irgi premium per user gali tą daryti. O tai data flows su pro negali naudoti? Gali, bet yra tam tikrų niuansų, kur tam tikrus dalykus gali tik tai su premium daryti. Supratau. Jo, tai jo. Tai žodžiu, tada yra kitokie tie memory limitai, pavyzdžiui, premium per user turi ten, tarkim, 100 gigabaitų, premium per capacity turi 400 gigabaitų. Panašiai kažkokie žodžiai yra tam tikri niuansėliai, ką tu gali daryti, ką neturi daryti, bet kaip sakiau, jeigu tu, pavyzdžiui, nori, aš kaip tą pavyzdį, kur pasakau, dalinti su žmonėm, kurie neturi licenzijos, jau premium per user neturi šito feature'o.
Šitas jau tik tais premium per capacity, jau tam tikram premium. Dėl to aš to gal premium per user net ir taip pradžiai nenorėjau minėti, nes jis toks, apribotas. Tai žodžiu. Tai va, tai tu turi paprastą, nemokamą versiją, kur gali tiesiog susikurti dalykus. Tada turi pro, jeigu tu nori bent pašėrinti, publishinti realiai powerbi.com, Power BI servisą, tu turi turėti pro. Ir jeigu nori vartoti, tu turi turėti pro. Jeigu tu nori tam tikrų premium featuresų, bet nenori dalinti su su tais, kas neturi licenzijų, tada tau gali užtekti premium per user, bet vėlgi yra tam tikri apribojimai, ne viską gali daryti. Ir tada jau paskutinis, jau tas pats brangiausias, kur beje, jeigu turi premium per capacity, kur yra EM, A arba P SKU, tai tada prasideda ten nuo 4000 su biški kaina. Bet dabar atsirado dar naujas Fabric Premium per capacity, kur jų kaina, man atrodo, nuo 200 šiam su biškiu prasideda. Čia vėlgi doleris viskas. 260. Jo. O tai gerai, tai Ir jeigu čia per capacity per mėnesį. O jeigu tu pasiemi tą nuo 4000 per capacity, bet aš teisingai tai suprantu, kad tam tikrą dalį vartotojų tu padengi Power BI Pro licencijom? Ar vis tiek reikia tada atskirai pirkti? Vis tiek reikia atskirai pirkti licenciją. Tai kaip sakiau, kadangi premium per capacity yra tik tais workspace'ui, tai jeigu tu uždėti ant workspace'o ir esamiem jau tenais esamoms ataskaitoms jau gali naudoti tos featuresus. Tarkim, nori pašėrinti daugelį žmonių. Bet tas žmogus, kuris sukuria tą ataskaitą, jis vis tiek turi turėti tą pro licenciją. Bet sakau, yra ten jo tokia biški irgi makalynė, nes pavyzdžiui tas pats F capacity, F premium per capacity, tai vėlgi, jeigu tu nori, ten žodžiu yra žymiai mažesni memory limitai, dėl to yra pigesnė. Tai tu, pavyzdžiui, tarkim, gal dažniausias toksai net ne vien yra, kad nori su naudotojais, kurie neturi licenzijos, o ne pasidalinti, bet to pačiu, jeigu tu turi sukūręs ataskaitą, kuri ganėtinai daug sveria, reiškia, jai reikia daug resursų. Tai reiškia, jeigu tu turi kažką pridaręs jau tokią, monstrišką ataskaitą, tai didelė tikimybė, kad tau reikės premiumo. Ir dabar su tais F SKUs fabriko, reiškia, kad tu gali pasimti kažkokią pigesnę premiumo, kuri turės mažiau to memory gigabaitų, bet tau užteks, pavyzdžiui, tavo ataskaitai. Nes gal yra ten kokie tik 2 gigabaitai ir tau ten labai didelių, resursų nereikia ir tau viskas, užtenka. Bet jeigu jau turi žymiai didesnę, tada jau teks daugiau, didesnį tą SKU paimti, skaičiuką. Ir ką dar norėjau pridėti prie tų naudotojų, kurie visiškai neturi licenziją, tai su FSKU, tai ten sakė, tai yra parašyta dokumentacijoje, kad prasideda nuo F64 SKU. O ten jis yra nuo F1, bet man atrodo neina, kad 1, 2, 3, 4, bet eina 1, 2, tada 4, tada dar, kad kažkiek praleidžia, bet vis tiek reiškia, kad tu jau žymiai brangesnį perki, vien dėl to, kad tu galėtum naudoti su žmonėm, kurie neturi licenzijų. Tai šitas realiai toksai, brangiausias dalykas ir toks labiausiai išskirtinis. O daugiau, tai kaip ir viskas su tom licenzijom. Tai va dažniausiai ir būna tas variantas, kaip sakiau, kad nesupranta, kad premiumas nėra žmogui priskiriamas. Ir labai dažnai būna dar gal tas niuansėlis, ką verta paminėti, kad, kaip sakau, pasidaro kažkokį gigantą, kuris daug sveria ir taip toliau, bet ten nepadarė su geriausiom praktikom mintise. Taip sakant, nesilaikė gerųjų praktikų, pasidarė belekaip ir tada sako, tai gal davai premiumą paėmam. Ir, nežino ten kainų ir panašiai, tada sužino kainas ir, o tai ką man čia dabar daryti ir panašiai. Ir tada sakai, optimizuoti tiksliau reiktų tau. Tai va tas ir yra labai dažnai, kad tau tiesiog, pavyzdžiui, apsitrinti stulpelių, kurių tau nereikia,
parastinti arba optimizuoti DAXo formulės, nes tu gal prisirašai belė kaip ten, tarkim, Excel'yje veikia, o pas tave va, tą patį padėjo jau nebeveikia, jau ten neužkrauna, resursų trūksta ar dar kažko tais. Ne, labai tokia gaunasi niuansai, nes jie susijęs su resursais. O dar prieš tai, kai aptarinėjom prieš podcastą, sakai, kad tai Power BI, tai viskas paprastai. Neskamba kaip paprastai. Nu, šiaip dar, kadangi, nors mes dažniausiai diskriminuojam ir kalbam tik apie Power Appsus, Power Automate ir Power BI, bet yra dar tų Power platformos narių, kurios paminėti verta, tai vienas iš jų būtų Power Virtual Agents, kur atsiranda vis daugiau ir daugiau galimybių su OpenAI'aus galimybėm, su GPT prijungimu, tai kitaip sakant, galima pokalbį padaryti gyvesnį. Ir ten viskas yra licenzijuojama per sesijas. Tai kažkokios magijos didelės nėra. Bet ten paprasta. Jo, tiesiog yra standartinis planas 2000 sesijų ir tada už kiekvieną papildomą 1000 moki dar papildomai. Tai šiaip, kai yra aktyvus chatbotas Heineken kai kuriuose puslapiuose, tai jo, tiesiog ten būna ir po 15 000 sesijų. Bet ten klausimas ten kažkaip, aišku, jie turi specialų dar offerį iš Microsoft'o, tai ten kažkiek kainuoja pigiau. Bet šiaip, šiaip pakankamai brangu. Galbūt dėl to ir nelabai esu girdėjęs, kad daug kas Lietuvoje būtent tą Microsoft Virtual Agents naudotų. O kitas irgi pakankamai brangus produktas tai yra Power Pages. Tai yra, kad ten licenzijavimas irgi vėl prasideda per sesijas arba per userius, autentifikuotus plus neautentifikuotus ir yra minimum paketas, kurį privalai pasimti, kad startuotų. Ir ten iš to susideda, kad ten būdavo apie 400-500 per mėnesį. Tai yra nesvarbu, kokio tai būtų sudėtingumo puslapis. Dėl to kartais dažnai ir atsiranda ta dilema ir skaičiavimas, ar man paprašiau custom puslapį susikurt, kuris tiesiog kreipsis į tą patį Dataverse per API'us, ar vis dėlto man naudoti Power Pages. Bet tas licenzijavimas šiek tiek pasikeitė, šiek tiek atpigo, tai manau, kad daugėjant funkcionalumų galbūt atsiras daugiau ir panaudojimo ir poreikio pačio Power Pages. Bet šiaip jau irgi gan paprasta ir aišku, kiek turi vartotojų, tiek ir moki. Ja, dažniausiai turbūt pradedi nuo to minimalaus paketo, koks ten siūlomas, ir tada toliau judi ir žiūri, stebi, kiek ten tų vartotojų prisirenka. Okay. Nu tai tikiuosi, kad gal kažkiek apšvietėm apie licenzijas. Aišku, dabar jau pradedu galvoti, kad gal dar labiau supainėjom. Bet pamatysim, jeigu ką, klauskit, rašykit komentarus po YouTube video. Taip, arba mum asmeniškai, arba į e-mailą Double Power, kas ten podcast. Double Power podcast @gmail. Tai va. Tai jo, išspręsim, pabandysim išspręsti licenzijų kokią nors dilemą, bent jau parekomenduoti, kokios licenzijos reiktų. Ja, nes pavyzdžiui, tarkim, ką galiu aš net ir savo pusės pareklamuoti, kad būna tokie dalykai kaip Decisions Tree padaryti, netgi irgi žmonių galėsiu numesti vieną kolegos padarytą, kur tiesiog irgi, pavyzdžiui, ar tau reikia premiumo ir eina per visus featuresus, tokį, žinai, Decision Tree, kad tipo, ar mano ten reikia šito dalyko ataskaitai, ar šito, ir ten nueini galiausiai ir pamatai, ar tau reikia to premiumo, ar nereikia. Bet ten, aišku, paremtau realiai premiumo featuresais dalykais, bet vėlgi, reikia pasižiūrėti, nes kartais tam tikri dalykai išeina iš premiumo ir į pro atsiranda. Tai toks, pavyzdžiui, buvo su Paginated Reports dalykas, čia šiek tiek retesnis naudojimas, bet vis tiek, kažkada jis buvo premium featuresas, dabar jau nebėra. Tai, pavyzdžiui, irgi, šiek tiek reikia sekti naujienas. Kaip gerai, nes pas mane tai tik mažėja. Mažėja ne premium dalykai. Ja. Tai va. Tai ką, perinam prie rekomendacijų?
kol dar nesibaigė pasaulyje stalo žaidimai ir serialai. Jeigu tai tik kada nors įvyktų, būtų jaučiu pasaulio pabaiga viskas Taip. jau. Nu, tai ką nori parekomenduoti, kokį žaidimą šį kartą? Šį kartą stalo žaidimas komandinis, ne kaip praėjusį kartą, ne lenktynės, ne varžybos. Tai yra toksai šiaip žiedų valdovas turi keletą žaidimų, turi ir kortų žaidimo, čia konkrečiai apie kurį norėčiau rekomenduoti yra Lord of the Rings Journey Middle Earth. Tai labai geras žaidimas žmonėm, kurie tingi per daug taisyklės skaityti. Aišku, vis tiek galima susipainioti, bet esmė, kad žaidimą žaidži kartu su aplikacija. Tai yra, kad visą tą vadinamąjį lorą tau pateikia aplikacija. Tai yra, kas vyksta, kaip dėlioti žemėlapį, tai įsivaizduok, turi dėžiai krūvą visokių langelių, kaip ne langelių, dalių, iš kurių dedasi žemėlapis ir tau sako, dabar uždėk 215B, uždėdi tą, nueini su savo herojum arba keliese, kad smagiausia turbūt žaisti iš vis, skaičiau 3-4, tada nueina kažkas iš šono, tada aplikacija sako, dabar pridėk dar vieną šitą laukelį tokį ir taip žemėlapis ant stalo didėja, kol pradeda nebetilpti ant stalo. Ir įdomu yra tai, kad žaidži kaip komanda, yra visi legendiniai žiedų valdovo Nesipyksti? herojai. Nebent gali susipykti, ką daryti, žinai, ar čia dabar mušt priešus, ar čia dabar ieškoti. Nesutarti bendrai. Jo, kad reikia daryti, nes gali pralaimėti kaip komanda. Tiesiog pralaimėta. Tai visai smagi progresija yra žaidimo, sakau, yra tie visi pagrindiniai herojai, yra kažkokios tai klasės, profesijos, ginklai, tie ginklai paskui galiausiai pagerėja, tai toksai visai smagus žaidimas, gan ilgai užtrunka ir ne per vieną kartą tikrai sužaidi, tai čia toks žaidimas, kur mes dabar žaidžiam jau turbūt 8 mėnesį, kartą per mėnesį susitinkam pažaist po porą valandų, tai jo, tai galiausiai kažkas tokio, kokių 10, ten gal sesijų yra 12, priklausomai nuo kaip ten sudėlioja. Ir yra galimybė peržaisti iš naujo, nes tau vėl kitaip sugeneruos ir sudėlios visą pasaulį. Tai vėl gali pažaisti. Ai, tai tada vėl ilgiau bus, jeigu tu vis generuosi iš naujo. Jo. Tai čia labai gerai šitą žaidimą, kad tas, kurie priklauso, kad būtų labai geras organizatorius ir būtų viskas susidėjęs tvarkingai. Mes to neturim, tai visą laiką kiekvieną kartą, dabar surask šitą orką tokį, kaip prieš, kad jį padėtum ant stalo fiziškai apsisako. Ir tada ieškai per maišelius. O šiaip priklauso trukmė nuo to, kiek žaidėjų, ar ne? Jo, kaip ir visos, kadangi įėjimus darai iš dalies iš eilės, bet visą laiką apsitarti, turbūt su daugiau žmonių truputį ilgiau trunka, bet nebaisi. Vis tiek labiausiai tai vis tiek tos kartu turėsi, ką dabar darysim. Darykim dabar taip. Nėra taip, kad tu lauki, kol kitas padarys įėjimą. To nėra, labiau tu žiūri į stalą ir galvoji, eikim primuš šitą, aš galėčiau dabar gerai, arba ten eik pažiūrėk, kas tenai už to medžio slepiasi ar dar kažkas. Ir tai toks, sakyčiau, smagu, nes, kas dažnai būna tos šiaip žaidimuose, kad reikia laukti, kol kiti padarys įėjimą, tai čia to nėra per daug, nes kaip ir visi kartu daugiau mažiau daro. Okay. O minimalus žaidėjas skaičius, tu, pavyzdžiui, vienas galėtum žaisti? Jo, realiai gali. Okay. Tai va. Nes vis tiek žaidži prie žaidimą. Tai smagiai visai. O koks smagus serialas? Smagus nežinau, bet, nėra baisiai liūdnas. Šį kartą vadinasi Manifest. Vienas prieš žodžių apibūdinant serialą, vienas įdomus faktas apie šį serialą, kad paskutiniam sezone pareklamavo lietuvišką alų. Kas buvo keista ir net paminėjo ten gal keletą kartų pagrindiniai ten herojai, kad sako, kažkaip ten žadėjom varyti, pasimti Lietuvos alų ir ten bandėm, atsimenu, su vyru žiūrėti, koks ten tas alus, nes labai aiškiai etiketės neparodė,
bet po to kaip ir, nustatėm, kuris ten, žinai, alus. Ten A, kažkuris draft žodžiu, man atrodo, ten balta tokia biški etiketė. Bet jau aš jau nebeatsimenu, kieno jis ten ir panašiai. Tikriausiai švytur. Tipo. Tai toks malonus buvo siurprizas. O šiaip tai, kad nespoilinant daug, nes, pavyzdžiui, va tau yra lengviau šiek tiek apibūdinti, žinai, žaidimą, nes tiesiog papasakai, kaip žaisti. jo, O su serialu tu realiai galvoji, taip žinai, kiek čia neišspoilinti Jo, per dalykų, daug. bet vis tiek papasakot maždaug esmę. Tai su šito serialo gal šitas yra ganėtinai paprasčiau, nes tenais, taip sakant, gali tiesiog biški pradėti pirmos serijos ir tada maždaug, aišku, apie ką tai yra. Tai ten prasideda nuo to, kad daug žmonių tiesiog keliauja kažkur atostogauti, ten parodo kelias, keletą veikėjų, ten jų šiek tiek istorijas, kažkokias, žinai, nuotrupas, ten matai, kas tenai susituokia, kas nesusituokia. Ir gaunasi, kad yra atidedamas skrydis ir kažkaip juos paskirsto, kad vieni, taip sakant, yra daug žmonių, kurie grįžta iš kažkokių ten atostogų, ne, nes ten dabar neatsimenu iš kokios šalies, bet kažkokia ten, tarkim, tropikai, žinai, kažkas. Jie grįžinėja ir tiesiog yra dilėjus ir tada juos paskirsto į skirtingus lėktuvus, kur vienas įskrenda, va, tarkim, dabar, o kitas ten kažkada vėliau. Ir būna tokių, kur, pavyzdžiui, tarkim, ten viena šeima buvo, kuri po to bus, pagrindinių realiai veikėjų šeima, kur brolis su seseriam nusprendė palaukti sekančio lėktuvo, o žmona su vaikais, to vyro, kur brolis ir sesuo, tai to brolio, taip sakant, žmona ir vaikai nusprendė išvaryti anksčiau. Ten gal net ir jų tėvai gal dar buvo, dabar neatsimenu tiksliai. Bet tipo. Tai vat išsiskyrė. Ir gavosi taip, kad antras lėktuvas taip ir neatvyksta. Jis tiesiog dingsta be žinios. Tai čia galima, žinai, įsivaizduoti iš karto, arba prisiminti iš karto, kiek yra šiaip realybėje dingę lėktuvų, kurie taip ir nenusileidžia. Tik čia yra toks plot twistas, kad tas lėktuvas nusileidžia po 5 metų ir tie visi žmonės atrodo lygiai taip pat kaip prieš 5 metus. Tai tarkim, beje, iš tų, nepaminėjau, iš tų vaikų, ten buvo 2 dvyniai, berniukas ir mergaitė. Berniukas liko su tėvu, tam vėlesniam lėktuve, kuris pastrigo 5 metus kažkur tais. Mergaitė liko su mama. Ir dėl to gali matyti, kad tas berniukas vis dar ir likęs berniukas, jam ten neatsimenu, kiek ten tų metų, 5-6, žinai, o tai, tarkim, 5, ne, o tai mergaitė jau 10, žinai, būtų. Bet iš tikrųjų, ten biškai kitas skaičius. Bet žodžiu, tai va. Tai ir tada rodo dar toksai niuansas, kad tiem žmonėm, kurie grįžta, tai visų pirma, tai yra mistika, kaip čia taip nutiko, kur tas lėktuvas dingęs ir, iš viso, kodėl jie čia visai nepasenė ir taip toliau. Vienas toksai, žinai, ant klaustuko. Ir kitas dalykas, kad tie, kurie grįžo, jie pradėjo girdėti balsus, kur tu realiai girdi savo balsą, kur tau liepia kažką padaryti. Kur vos ne, eik tenais, padėk šitam. Arba ten kažkokią mini net viziją. Dabar neatsimenu, ir iškart pradėjo ten matyti tam tikras vizijas, ar ne. Ir tai nėra konkrečiai, žinai, irgi tokie, kur tipo tau nelabai aišku iš karto, ką tau reikia padaryti. Tai nėra, žinai, kad nueik va prie šito stalo, paimk ten puoduką. Ten jie tokie biški, labiau, kur tau dar reikia pasiaiškinti, ką tau tiksliai reikia padaryti. Ir niekas nesupranta, kas ten per balsai. Ir aišku, vienas dalykas, tai toks biški krypi, kur, realiai tu girdi savo balsą, bet tu supranti, kad, čia ne tu pasakei. Tai, žinai, toksai tavo galvoji, tai va. Tai toksai, sakyčiau, vėlgi biški mistikos. Ir šiaip jau yra pasibaigęs serialas, jis nebuvo 10 sezonų, tai vad galiu pasakyti, kad čia tikrai nebus tas, kurio užsidėsit, nežinau, ten porą mėnesių susidarė, jeigu mėgstat tą binge watch daryti, kaip aš, pavyzdžiui, kartais mėgstu. Tai turiu šitą problemėlę, tai su šituo gal šiek tiek trumpiau tas užtruks, net ne šiek tiek, nes ten, man atrodo, bijau sumeluoti, bet ar 3 ar 4 sezonai.
tai netiek ir daug ir šiaip visai tikrai įdomus serialas. Toks įdomesnis variantas ir gal pasakyčiau, man dar šiek tiek kažkiek gal priminė Lost serialą, nes ten irgi, nu, tipo, su kelionėm ir panašiai, tik tenais rodė vos ne, kur žmonės, kurie irgi skrido lėktuvu, kur ten nusileido ir kas ten vyko. Tik tiek, kur, pavyzdžiui, man su Lostu galėčiau sakyti, kad gal nuvylė paskutinė serija, su šituo gal visai normaliai buvo. Bet, nu, aišku, irgi nepasakosiu, bet nebuvo tas, kur, tipo, pasižiūri, nu, tipo, what the fuck, nu, tipo, kas čia per velnias, kaip su Game of Thrones, pavyzdžiui. Nu, neminėk. Tai, nu, tai va, čia, man atrodo, toks pasaulinis nusivylimas buvo. Tai va, tai su šituo serialu to nebus. Bent jau, aš taip manau. Nu, tai ką, super. Ačiū. Ir iki kitų kartų. Iki.